Sako viceministrė. Tuo metu Šiaulių universiteto prorektorius Linas Pabrėžas sako, kad praėjusiais metais tikslinių studijų finansavimo programa patyrė visišką fiasko ir šio universiteto darbuotojai abejoja ar dalyvauti joje. To didelio debesys buvo labai mažas lietus iš tikrųjų, iš 169 paraiškų, 15 studijų programų gavom tik 9 tikslinės vietas. Tai apskritai buvo pasiekta iš to labai gražaus tokio projekto, iš mūsų didžiulio darbo ir praktiškai tas tikslinis priėmimas praėjusiais metais visiškai sužlugo. Sudarzdami įsipareigojimais, nes privatus sektorius buvo įsipareigojęs ne tik tai 2 metams įdarbinti pasibaigus studijoms, bet ir 20% finansuoti studijas. Pasakojo Šiaulių universiteto prorektorius. Tuo metu ministerijos atstovai skelbia, kad norinčios gauti tikslinių studijų krepšelius atskiroms studijų programoms aukštosios mokyklos iki 2013 m. sausio 15 dienos gali teikti paraiškas dalyvauti konkurse. Čia Rūta Davidaitytė. Kelininkai praneša, kad vakarinėje šalies dalyje formuojasi plikledis ir vairuoti reikėtų atsargiai, šiuo metu barstomas magistralinis kelias Šiauliai-Palanga. Taip pat snyguriuoja Tauragės ir Klaipėdos apskrityse bei Kelmės